Sveiki! Šiame video kalbėsiu apie žodyno trūkumą. Žodyno trūkumas tai yra viena opiausių kančių, mokantis bet kurią užsienio kalbą. Kas antras į mano pamokas atėjęs mokinys skundžiasi žodyno trūkumu. Skundžiasi, kad neturi tam tikrų žodžių savoms mintims išreikšti. Kodėl žmonės taip kankinasi? Dėl žodyno trūkumo. Visų pirma, tai yra todėl, kad visuomenė pateikia taip kaip kančią ir problemą. Savo rankose turiu vieną geriausių anglų kalbos žodynų. Kokios garantijos, kad jūs išmokę visus šio žodyno žodžius tobulai mokėsite kalbą? Galiu drąsiai atsakyti, kad nėra jokių garantijų. Ir nėra jokių garantijų todėl, kad jūs esate žmonės. Ir jūs visuomet pamiršite tam tikrus žodžius situacijose, kurios sukelia stresą. Kai būsite gatvėje užkalbinti arba tiesiog staigiai prireiks kažkam atsakyti užsienio kalba. Tačiau ar jūs susimąstėte, kur tomis akimirkomis dingsta jūsų visi išmokti žodžiai? Kur dingsta visas jūsų investuotas laikas, visa energija ir galų gale pinigai? Taigi, ką daryti, kai užmirštate žodžius? Apie sprendimo būdus išgirsite mano sekančiame video, kuris būtent taip ir vadinasi, o tiems, kurie turi daugiau klausimų ir nori pasikonsultuoti arba tiesiog išmokti kalbą, galite drąsiai man rašyti paštu nedvejok@kalbėklaisvai.lt ir ačiū už dėmesį.